Pikalas, vardu. Pikalas, vardu. Pikalas, vardu. Pikalas, Pikalas. Vardu. Keista ir kažkaip kitaip negu visą laiką. Kas keista, tai yra gražu. O kas keista yra įdomu, kas nauja yra įdomu. Čia nėra įdomu, čia košmaras. Čia košmaras, jo? Dešra aršet. Aš nustebintas. Aš to nesitikėjau. Rimtai. Aš prieš tai tik YouTube'ai mačiau, bet realiai tai žudo. Nu jie nerealūs. Nerealūs? Nu tu realiai galėtum. Aš ir realiai. Jie nerealūs. Mes dabar einam. Mes einam. O, Nesusipykę su protu, jūs suprantate, ką jie čia daro? Nu, ne. Nu tai turbūt čia yra mano galbūt trūkumas išsilavinimo, jeigu aš nesuprantu būtent. Nes menas yra niekada su jo nesuprasi. kam tas menas reikalingas? Menas žmonėm. Ta prasme, visų pirma, menas tai labai neapibrėžta savoka, žiūrint, ką tu turi omenyje. Tai meną galima išvelgti, aišku, kiekvienam dalyke ir jeigu aš tai įsivaizduoju, kad menas būna šiai dienai, tai jisai būna arba prastai suvokiamas, arba prastai gyvendimas, arba gerai suvokiamas, arba gerai gyvendinamas. Kuo daugiau nesąmonį, tuo yra linksmiau. Tu gali namuose nesąmonį pažiūrėti per YouTube. Gali? Pasiimk liūdą kapok su plaktuku ir pasakys. O draugai nemuša dėl akinių? Ne, dėl akinių ne. Užsitrauk! Žaizdą! Šra! Tu ateini, pamatai, sustoji ir miršti. Jo, ir tas laikas taip būna, žinai, kartais būna, kai pamatai kažkokį dalyką ir tau, atimama ar dar kažką, ir taip išsitęsia tą pauzę. Keista aplinka čia, labai viskas keista, baisu man, nesuprantu, kas vyksta. Eik namo. Nenoriu, nežinau, kur namai.